Sveiki. Aš esu Donatas ir šiandien pakalbėsiu apie tai, kaip Trading 212 platforma mokėdama 1,5% cashback gali tikrai pridėti prie tavo pajamų visai nemažą sumą ir kaip tai padaryti. Ir nors iš pradžių ir atrodo, kad 1,5% kas čia tokio, tai nuo 100 išleistų pinigų tai yra tik pusantro pinigo, bet mes per šį video panalizuosim, kodėl tai yra visai neblogai. Taigi, jeigu tu esi tas žmogus, kuris žiūri, kaip kiti investuoja, žiūri įvairius YouTube kanalus ir savo visada sako, kad investuosiu tada, kai turėsiu daugiau pinigų, kada turėsiu didesnę sumą, kada laikai bus geresni, tai šitas video turėtų tau padėti pradėti investuoti šiandien, todėl kad šiame video aš parodysiu, kaip tu gali investuoti pinigus tų, kurių tu iš vis neturi ir niekada neturėtum, būtent šitų pinigų. O jeigu tu esi investuotojas, tai aš neradau argumentų, kodėlgi prie savo krepšelio nepridėjus dar vienos investicinės strategijos, kuri iš tavęs nereikalaus jokių investicijų. Iš esmės, tu niekada nepridėsi savo pinigų, bet investicijos kaupsis. 1,5% tai gaunasi taip, kad nuo 100 eurų tai yra tik 1,5 euro. Tai atrodo labai mažos sumos, bet tiesiog žiūrėk šio video, neišjunk jo ir tu pamatysi, kad tai nėra jau taip mažai, kada tu viską sudėlioji, pasirinki strategiją ir kada tiesiog tu esi kantrus rinkoje ir žaidėjai nuobodžiai. Prieš pradedant turiu pasakyti dar keletą dalykų. Tai yra svarbi informacija, kad visi skaičiavimai, kuriuos aš parodysiu šiame video, jie yra vidutiniai. Vienam mėnesiui yra naudojama 30 dienų, metam yra naudojama 360 dienų. Tai aš padariau dėl skaičiavimo paprastumo, nes teko apdoroti tikrai daug duomenų. Ir tiesiog, kad nesimėtyti, kad vienas mėnuo turi 28 kaip šis, kada aš filmuoju šį video, kiti 31, tiesiog tai yra viskas suapvalinta iki lyginio skaičiaus. Todėl tavo realūs duomenys tikrai skirsis nuo mano paskaičiavimų. Mes per metus jau prarandama 5 dienas, tai per 5 metus, kuriuose jūs matysite skaičiavimų, jūs prarasit 25 dienas, tai duoda optimizmo, kad jūsų skaičiai bus geresni. Bet daugelį skaičiavimų aš atliksiu, net nedaugelį, visų skaičiavimus aš atliksiu tiesiog su labai eskaluojamu vidurkiu, kad per metus rinka atneša tau 12%. Tai irgi taip pat yra dėl paprastumo. Taip pat parodysiu, kad galimi ir kitokie skaičiai. Ir visa pateikta informacija tai tikrai nėra investavimo rekomendacija, tai tiesiog yra idėja, kurią aš dalinuosi, kurią, kaip jūs pamatysit, aš pats neseniai pradėjau naudoti ir pateiksiu realius savo duomenis, kas dabar vyksta, paskaičiuosiu 25 metų, kas būtų, jeigu būtų. Taigi, gerai, pereikim prie apie ką mes kalbėsim. Tai yra tam, kad realizuoti šią idėją, jums reikės Trading 212 sąskaitos. Taip pat tame brokeryje jums teks atsidaryti kortelę. Aš esu atsidaręs tik virtualią kortelę, nes aš esu pripratęs atsiskaitinėti telefonu. Tai yra tiesiog atsidariau kortelę, ją per kelias minutės įsidėjau į Apple telefono walletą ir prie jas atsiskaityti aš priliečiu telefoną ir pinigai yra nurašomi. Ir kaip matote, pas mane yra 1,5% pinigų grąžinimas, jis yra dabar aktyvus ir jis aktyvus tampa tik tokiu atveju, jeigu jūs savo gaunamą cashbacką jūs investuojat. Iš karto jūs jį investuojat. Tai yra jūs pajungiat automatiką, kad visas gaunamas jūsų cashbackas būtų investuojamas į akcijų rinką. Į ką investuojamas, apie tai mes pakalbėsim toliau. Kiek kainuoja Trading 212 kortelė? Jinai turi 0% fiksuotą mokestį. Tai reiškia, kad jinai jums nieko nekainuoja. Žinoma, jūs galite atsisiųsti ir realią fizinę kortelę, iš kurios galėsite ir išgryninti pinigus, bet aš tam nematau poreikio. Įsigryninti pinigus galiu aš ir iš kitos kortelės, tuo labiau, kad į šitą kortelę jeigu jūs dirbat samdomą darbą, darbdavys jums negalės pervesti atlyginimo. Jeigu jūs susiemat kažkokią tai veiklą, tai taip pat jūs negalėsit tiesiogiai ar ten iš savo įmonės ar pervesti, jūs galite ją pervesti pinigus tik iš savo asmeninės sąskaitos, kuri yra patvirtinta trading platformoje. Tai va, tai neseniai aš pradėjau šitą dalyką, tai yra mano cashbackas šį mėnesį yra 1,46 euro, o visų laikų, tai aš sausio mėnesį pajungiau šitą funkciją, tai yra 3,20 euro. Na ir čia matosi visi mano suskaitimai, bet pasižiūrėkime apie cashback. Tai jeigu paskutinis mano suskaitimas yra Lidle, tai aš gavau 39 centus cashbackų. Beje, jis yra laukiamas, cashbackas į sąskaitą papuola tik po maždaug
galbūt ne maždaug, tai yra per 3 darbo dienas cashbackas papuola į sąskaitą ir jis tada laukia tavo sukurtame rinkinyje, aš jį pavadinau automatinis rinkinys. Va, kaip pas mane dabar laukia pinigų, kurie ruošiasi būti investuojami, tai yra 2,51 €. Ir aš pasirinkau dividendinės akcijas investavimui, tai 60% tų pinigų yra investuojama į GNC reitą ir toliau, kaip matote, išvardinti, aš tiesiog nevardinsiu, tai investuojama po 10%. Dabar kaip yra investuojami pinigai? Investuojama suma prasideda nuo 1 €, bet pas mane 2,51 € kabo ir jis nėra investuojamas. Tai noriu paaiškinti, kada yra investuojami pinigai. Trading 2212 tai labai aiškiai paaiškina, mažiausia investavimo vertė į vieną investicinį vienetą, tai yra 1 €. Bet kadangi pas mane yra mažiausiai skilties dydis, kas turimo omeny skilties dydis, tai yra skilties dydis GNC Investment yra 60%, Amur Resident Rate tai yra 10%. Tai pas mane mažiausiai skilties dydis automatiškai gaunasi 10%. Jį padalinu į 100 ir tada šitas rezultatas, kuris gaunasi, yra padalinamas 1 €, tai todėl pas mane mažiausia investavimo suma yra 10 €. Kada aš tai pradėjau, aš tiesiog padariau šitą automatinį investicinį, vienetą tokį, kuriam aš sudėjau savo rinkinį, investicinį rinkinį ir aš jį iškart įdėjau 10 €, tiesiog, kad tai būtų kažkoks startas. To galima ir nedaryti, jūs galite tiesiog laukti, kol susikaups jūsų cashbackas ir jis bus investuojamas. Žinoma, visą tą ratuką, tą investicinį rinkinį jūs galite redaguoti, jūs galite jį perbalansuoti ir visa tai yra konfigūruojama. Ir aš esu nustatęs, kad, aš jau užsidėjau tikslą, kad 1 000 €, taip, kad kažkoks tikslas tai yra reikalingas, automatinis investavimas pas mane palikta išjungta, tai jeigu jūs jį įjungsit, tai nuo jūsų sąskaitos, jeigu bus laisvų pinigų, nurodyta suma bus nurašoma nurodytą dieną. Investuok gražą, mes apie tai vėliau pakalbėsim. Gražą tai yra turėjimo omeny, tai yra arbatpinigiai savo. Ir aš esu įjungęs pinigų gražinimo sumą. Tai yra būtent tas cashbackas, kuris yra 1,5% su sąlyga, jeigu tu investuoji. Kaip matot, pas mane yra prie kortelės yra įjungta, kad mano dabar pinigų gražinimas dabar yra aktyvus 1,5%. Jeigu aš tų pinigų neinvestuočiau, aš iš karto prarasčiau 1%. Tada mano pinigų gražinimo suma, tada, kada aš atsiskaitau Trading 212 kortelę, būtų 0,5%. Tai vien dėl to, kad aš investuoju net ne savo pinigus, aš jau iš karto uždirbu 1% pinigų. Bet greičiausiai jūs dabar sakot, ką tik aš parodžiau savo sumas, tai yra centai, tai nėra tikrai didelės pinigų sumos kiekvienam ir kas iš to bus. Tai šiek tiek galbūt kelia ir juoką. Bet gerai, pasižiūrėkim, ką rodo skaičiai. Aš pasidariau tokią Excel lentelę, kur sakiau, kad skaičiavimai yra atliekami 30 dienų mėnesis ir 360 dienų yra metai. Ir dirbtinio intelekto aš paklausiau, kokios yra, paprašiau, kad jis gerai panalizuotų internete, kiek žmonės vidutiniškai Lietuvoje atsiskaito kortelėmis. Mes pilomės kurą, mes einame į Lidlą, einame į Maximą, einame į Norfą, mes perkam pinigus ir jeigu jūs pamatys, tikrai daug žmonių atsiskaito kortelėmis. Ir jūs atsiskaitot, bet klausimas, ar jūs iš to gaunat pinigų, ar jūs iš to kaupiat ateitį. Taigi dirbtinis intelektas išanalizavęs, jis pasiskundė man, kad buvo sunku, informaciją buvo surasti tikrai labai sunku ir tikrai jis ilgai užtruko. Tai tas medianinis, vidutinis, jis čia tokį įdomų žodį parinko, atsiskaito tarp 550–600 €. Pažiūrėkim, kokias prognozes, jeigu, sakykime, jūs esate tas medianinis žmogus ir jūs pasirenkat tokį krepšelį, ten susidedat savo investavimo portfeliuką, kuris jūs atsiskaitot per mėnesį 600 € ir jūs iš to cashbacko gauna 12% gražą. Tada, kada investuojat, jūs gauna 12% gražą. Taigi čia yra įrašyta 600 € ir 12% graža. Tai po metų apytiksliai jūs turėsite 124 €. Tai jau nėra labai juokinga suma, bet po 5 metų jūs turėsite 841 €. Tai, sakykime, jau visai nebloga kalėdinė premija. Ir jeigu matot grafiką, kaip auga, kiek jūs sumos investuojat ir kuo daugiau metų praeina, tuo yra didesnis atotrukis tarp jūsų jau sukaupto kapitalo. Ir
noriu pabrėžti dar kartą, tai nėra jūsų uždirbti pinigai. Tai tiesiog yra pinigai, kurių priešingų atveju jūs niekada nebūtumėt turėję. Taip, bet dar vienas dalykas yra. Žiūrėkit, tradingas moka dar 2,2% metinių palūkanų nuo esamo kortelės likučių. Tai grįžkim vėl prie skaičiavimų. Tai jeigu jūs įdėsit 600 ir per dieną vidutiniškai išleisit, kiekvieną dieną išleisit 20 eurų ir ta suma vis jūsų kortelėje mažės, tai yra trading sąskaitoje. Tiesiog jūs gaunat atlyginimą, sakykime, ir jūs pervedat tą atlyginimą, kad jūs viską išleisit kortelę. Ta prasme, tą sumą, kurią išleisit kortelę, tai tuos 600 eurų, kuriuos jūs žinot, kad išleisit kortelę ir esat vidutinis pilietis, jūs pervedat į trading sąskaitą, tai per vieną mėnesį jūs gaunat dar 55 centus palūkanų už tai, kad jūs laikot laisvus pinigus, kurie dar yra nepanaudoti trading 212 kortelėje. Kas bus tada? Tai yra tik 55 centai. Kas bus tada, jeigu jūs šitus 55 centus pats kas mėnesį, kurie susikupė, jūs taip pat pervesit į tą savo ratuką, kurį susikūrėt, tai yra savo investavimo portfeliuką, ir jis taip pat nuo tos mėnesio pradžios pradės duoti grąžą. Tai įjunkim boosterį, čia toks bus mažytis boosteris, tai sumos jau iš karto padidėja. Čia 55 centai, bet čia jau tampa iš 124 eurų tampo 131 euras. O po 5 metų iš 801 euro jau tampa 850 eurų. Vėliau mes pakalbėsim dar ir apie didesnį boosterį, kuriam reikės dėja šiek tiek savo pinigų, bet kurie emociškai jūs jų tiesiog nejusite. Tai bet sekantis argumentas tikriausiai pas kiekvieną yra okei. Aš galiu investuoti tos pinigus, bet investavimas yra labai sudėtingas. Į ką man investuoti, kaip man pasirinkti, ką man daryti. Tai aš šiek tiek rodžiau savo investicijų rinkinį. Jūs jį tikriausiai matėte ekrane. Tai yra mano automatinis rinkinys. Pas mane yra įdėtas toks turtas. Tai yra AGNC akcijos ir kiti reitai. Aš visą tai atsirinkau pagal tokį kriterijų, kad aš tiesiog norėjau tos cashbacko pinigus investuoti į reitus, tai yra nekilnojamo turto nuoma ar kitokia veikla su nekilnojamu turtu užsiemančiamis kompanijomis. AGNC akcija tai šiaip yra mano mylima akcija ir dar mano sąlyga buvo, kad man kas mėnesį išmokėtų dividendus ir dividendai būtų didesni negu 10% per metus. Ir aš gavau sąrašą, aš pasirinkau ten screenerį ir tiesiog toliau atsirinkau pagal savo nuojautą ir sudėjau. Šitą AGNC akciją aš palikau didžiausią procentą, o šitas kitos akcijas, kurias aš nelabai pažįstu, tiesa, Amur Residential Rate esu kažkada turėjęs, bet pasirinkę šiek tiek dividendų ją pardaviau nuostolingai, nes jie nukrito, bet dabar pagalvojau, kad iki cashback aš galėčiau ją vis tiek įsidėti. Bet okei, tai jau yra nebe investavimo pradžiavimas, jūs turite pasirinkti kažkokias tai akcijas, tai tiesiog mes pasižiūrėkime į šitą dalyką paprastai. Šiandien yra taip, kad labai populiarūs yra ETF fondai. Tai kas tai yra ETF fondas? ETF fondas tai yra akcijų rinkinys su tam tikra strategija. Tai tiesiog šiandien jūs galite investuoti į savo pasirinktą strategiją, pasirinkdami tam tikrą ETF fondą. Tai aš padariau tokį tiesiog 7 ETF rinkinį, kurį jūs galite pasirinkti kas, jūs tiesiog galite investuoti į savo rinkinį, jūs galite investuoti į visą pasaulį. Paimkim pokytį per 25 metus, čia jūs matot surašytus procentus, kiek tai davė grąžos, ar ne, praeitais metais, 25 metais davė 8,36% grąžos, bet kiekvieną kartą jūs atsiskaitydami kortelę 1,5% jūs investuosite į 3624 akcijas, viso pasaulio geriausias akcijas. Jums nereikės rūpintis, kaip tos geriausios akcijos pasikeičia, ar kada jos yra geriausias, tiesiog už tai padarys fondo valdytojai. Taip pat jūs galite investuoti labai populiarų SP500, kuris praėjusiais metais jam nelabai sekėsi, bet jeigu pasižiūrėtume 24 metus, tai jei neklystų, ten buvo virš 30% grąža, jūs investuojate į 503 geriausias Amerikos kompanijas. Galbūt jums patinka technologijos, jūs galite pasirinkti ANAF fondą, kuris investuoja į 101 JAV technologijų akcija. Dabar, kada karas yra bangos ir, ta prasme, gynyba visur stiprinama, jūs galite investuoti į
gynybos fondą, kuris praėjusiais metais jam labai gerai sekėsi, jis davė 36% grąžos, įeina 78 akcijos, galite investuoti į sveikatą, praėjusiais metais jam nelabai gerai sekėsi 60 akcijų, bet tai taip pat jūs galite investuoti į dividendinės, surinktas dividendinės akcijas, kurias valdo, sakykime, išmanantis finansininkai ir jie atrenka, kurios akcijos yra geriausias, tai yra 2219 akcijų, ir jeigu jūs esate labai ekstremalus, jūs galite investuoti į tą patį bitkoiną, tai bus viena akcija, net ne akcija, o tai kriptovaliuta. Praėjusiais metais bitkoinas krito, bet gal šiais metais kils. Ateitis parodys, tikros tiesos prognozuoti niekas negali, taigi rinktis jum. Visus šios fondus jūs galite rasti Trading 212 platformoje ir tiesiog jūs vieną kartą pasidarysit šitą investicijų rinkinį ir visada jums atsiskaitant šitie pinigai investuosis. Ok, aš jums parodžiau duomenis, kurie yra su statistiniu Lietuvos piliečių, kurios internete rado, bet sunkiai dirbtinis intelektas, bet vėliau aš paėmiau ir įsitraukiau 2025 metų savo duomenis. Tai yra mano išlaidos kortelė, tai pasirodo, kad per metus aš išleidau 10 418 eurų ir 2 centus kortelę. Ir jeigu aš tai būčiau daręs su Trading 212 kortelė, aš būčiau gavęs 156 eurus 27 centus to cashbacko. Tai vidurkis mano per mėnesį yra 868 eurų ir 17 centų. Įeikime mano duomenis 868 ir 17 centų. 868,17 centų. Taigi, aš neinvestavau, aš neturėjau Trading 212 kortelę praėjusiais metais, bet jeigu aš tai būčiau turėjęs ar gavęs 12% grąžą, pagal mano rinkinį grąža turėtų būti didesnė, nes tos kompanijos, kurias aš parodžiau, kad aš susidėjau savo rinkinį, jos moka didesnius dividendus, kurie bus automatiškai reinvestuojami. Ir aš būčiau, jau dabar per šios metus, aš būčiau turėjęs 178 eurus 14 centų, o per 5 metus 1148 eurus, ar ne? Ir dėmesio, paimkim tą mažąjį boosterį. Už likutį sąskaitoje, sakykime, jeigu aš būčiau kiekvieną mėnesio pradžiai persivedęs tuos 868 eurus, aš būčiau gavęs 2,2% metinių palūkanų, kurios yra išmokamos kiekvieną dieną, būčiau gavęs į savo sąskaitą ir pasižiūrėkime, kaip būtų pasikeitusi suma, jeigu aš būčiau tos palūkanos, kurias gavau lygiai taip pat investavęs. Suma pasikeitė, bet nesmarkiai. Bet dabar prieikim prie šito geresnio boosterio. Yra galimybė, kad jūs galite visą šitą dalyką paspartinti ir nejausdami visiško emocinio jokio spaudimo. Tai yra susimokėti arbatpinigių savo. Mes kartais visi pietaujame kavinėje ir mes esam linkę palikti barmenui ar barmeniai palikti arbatpinigių, kuriuos iš esmės dažnai suapvalinam arba primetam ten, sakykime, 2 ar 3 eurus prie mokamos sumos ir to emociškai mes visai nejaučiame. Taigi aš lygiai taip pat paėmęs ir įsikėlęs į Excelį savo visus kortelės duomenis, kuriais atsiskaičiau 25 metais kortelę. Excelėje pats apsiskaičiavau, tai kas būtų buvę, tai reiškia, jeigu aš išleidžiu, tarkim, aš išleidžiu 5 eurus 70 centų, tai tradingas ką padaro, jisai suapvalina tą sumą iki 6 eurų, atema 570 eurų, kuriuos aš realiai išleidau. Nuo šitos sumos man sumoka 1,5% cashbacko, bet 30 centų jisai perveda į mano investicinį portfelį. Taigi, per šitą laiką aš būčiau, per 2025 metus aš būčiau gavęs 371 eurą 98 centus arbatos savo, kuriuos iš tikrųjų, taip sakykime, kas mėnesį, gal ten kas 10 dienų, kas tam tikrą laikotarpį aš būčiau investavęs į visą savo krepšelį. Per vidutinę šito boosterio, šitos arbatpinigių savo suma būtų sudariusi 31 eurą per mėnesį.
Taigi, mes prie boosterio įrašykim, kad tai yra 31. Nu, plus aš būčiau prie to paties investavęs ir gautas palūkanas, kuris yra 81 centas, kurios iš esmės galutinius skaičius nelabai keičia, nes tai yra tikrai maža suma. 31,81 € įrašom ir tada babam. Tada sumas pasidarė labiau motyvuojančios, nes tada jeigu aš naudoju šitą boosterį ir aš apvalinu savo išleidžiamus pinigus ir palieku arbatos savo, tai jau po metų aš būčiau turėjęs iš esmės kaip ir visai ne savo pinigų, 617 €, o po 5 metų tai sudarytų 3981 €. Na, mane tai motyvuoja ir todėl aš dabar, ką aš padarysiu, dabar tiesiog prie jūsų darydamas video, aš šitą, kad investuoti gražą, tai yra investuoti arbatpinigius savo, šitą funkciją aš įjungsiu. Jūs paklausė tęsti. Taip. Pasirinkti, kur nori investuoti, aš pasirinksiu tą patį savo automatinį krepšelį. Dar ant boosterio galima užsidėti boosterį, galima nustatyti daugiklį. Na, tiek to aš paliksiu, kad tai yra tiek, kiek yra grąžos, tiek yra grąžos, bet jeigu aš pasirinkčiau tam tikrą boosterį, pavyzdžiui, kartu, kart 3, kart 4, tai tą, kur minėjau 30 centų, trading 212 padaugintų iš 2, 3, 4 ir 5. Na, manau, supratot. Esmė, čia yra viskas paaiškinta. Ir galima įjungti ir mėnesio limitą, jeigu jūs nenorit per daug arbatpinigių palikti savo, bet aš tame nematau tikslo, taigi tai yra viskas savo. Na, ir tradingas paprašo patvirtinti, mes viską patvirtinam, uždaryti ir aš dabar turiu įjungtą ir mano pinigai dabar augs greičiau. Dabar aš tikrai daug greičiau surinksiu šitą 10 € limitą, kuris yra pas mane nustatytas ir greičiau mano pinigai bus investuojami ir jie pradės nešti grąžą. Taigi, jeigu visą tai nori daryti ir tu, ta prasme, tau reikės trading 212 sąskaitos, tam atsidaryti jūs užtruksite maždaug 20 minučių, reikės kaip ir kiekvienam licenzijuotam brokeriui, jums reikės patvirtinti tapatybę, reikės patvirtinti adresą, bet tai tikrai nėra sudėtinga ir netgi šiandien jūs jau galite pradėti investuoti ir tai daryti. Žinoma, viskas atliekama automatiškai ir nesvarbu kokia savaitės diena. Taigi, jeigu jums patiko šis video, jūs gavot naudingos informacijos, paspauskite ant video laiką, pasidalinkit video su draugais, jeigu jūs taip pat norit savo draugam parodyti, kad investuoti galima netgi neišleidžiant savo pinigų. Įjungus boosterį, žinoma, jūs galite išleisti kažkiek savo pinigų, kaip mano atveju 370 € kažkur per metus, bet kadangi juos būčiau išleidęs kasdieną po kažkiek centukų, emociškai aš to nejausčiau, o kaip matėt, galutinis rezultatas tai tikrai yra motyvuojantis, nes beveik 4000 €, kaip sakant, iš oro, kurių tų pinigų galbūt niekada ir neturėtum, jos būtum išleidęs tuos centus, kurių tu nebūtum pajutęs, o cashbackų iš viso tu būtum neturėjęs. Aš manau, kad tai tikrai apsimoka ir neturiu jokių argumentų, kodėlgi to nedaryti, jeigu galima tai daryti. Taigi, sėkmės jums, iki susitikimo kitose video. Mano kanale jūs rasite ir video apie tai, kaip ir dirbtinis intelektas investuoja, o aš jam tik duodu pinigus. Tai visai ir man, ir kiek supratau auditorijai įdomus projektas. Iki.